Tokios gražios progos ateina Vilniaus miestą. Žiūriu nustebęs, kokia graži ir kokybiška sporto salė. Ir kaip jau mokyklos vadovas sako, matyti vienintelę salėje, kurioje nėra krepšinio. Ir tai yra tiesa, ir tai yra be abejonės gerai, nes ne tik krepšinis Lietuvoje egzistuoja. Taigi kągi linkiu, kad šitoje salėje užaugtų daug gerų sportininkų, Lietuvos, Europos, pasaulio čempionų ir kad nieko nepersekėtų traumos, kad būtumėt sveiki ir stiprus ir tiesiog malonu, kad tokia salė Vilniaus mieste yra.